Šiandien tai vėlai įsirašėm iš namų, nes lyja visą rytą. Dabar kažkur 11:30 jau. Ir tai dar šiek tiek lyja. Tai vaikštam po tokį parką šalia, nes neaišku, čia ar lietus lis, nelis. Šiaip turėtų po pietų nustoti. Galėsim toliau važiuoti į miestą, o dabar čia aplinkui vaikštam. Ane? Ai. Va, radom parke sporto salę. Bet viskas taip šlapia. Nesąmonė. Šlapia, taip? Ai. Ką čia rašo? Street fitness. Stadion Bulgarska armija. Kažkoks čia stadionas turi būti. Va, čia reikia žaisti. Betoniniai. Dėl to ir stovi, dar nieks nenugriovė. Nėra kamuoliuko. Tinklelis betoninis. Čia žaisti. Stalo tenisą. Čia kažkokia strojkė vyksta. Scena kažkokia. Diedas sėdi kažkoks. Ten strojka vyksta. Man atrodo, čia statys naują gerą stadioną, o čia yra nuotraukos. Nedidelis, bet gerai čia. Naujas, gražus. O čia atrodo didesnis. Eime. Žodžiu, einam iš parko į metro stotį. Žiūrim šalia šitas legendinis viešbutis Moskva. Senas toks. Didelis legenda. Reikia vis tik tradiciškai paragauti kažko. Tai kur geriausia ragauti, jeigu ne stoty. Jeigu ne metro stoty, kur vietiniai kepa. Batus tik šlapam, išsipurvinam.
Po pietų jau oras geresnis, eisim kažkur normaliau miestą. Einam plaut batų. Skanu šitas? Ne. Su kuo? Su varške ar sūriu kažkokia? O čia su kuo? Su kiaušiniu tas turėtų būti. Kiaušiniu ir varškė. Nematau to kiaušinio. Kask. Labai riebus. Bus gerai. Išlindome lauką dar, paskutinį vakarą pasižmonėti. Nelyja, tai gerai. Viskas dirba dabar. Ne taip, kai savaitgalį, nieks nedirba, tik restoranai. Matėjo Knaisas po turgynus. O, matė. Einam, atėjo pažaist. Ieškom kirpyklos, bet niekur nėra. Reiktų apsikirpti jam. Ledai. Atėjom pavalgyti prabangiai. Tokia mini porcija mum dviejom vyram. Skanaus. Nu, Mateo, pavalgiai? Nori dar? Ui? Nėra dar. Tik tiek atnešė. Nesąmonė, ne? Važiuosim namo valgyti. Užkandam šiek tiek tam restorane tipo prabangiam. Geriau jau pizza kur nors va čia. Sočiau būtų. Dabar va imsim tramvajų, išbandysim ir važiuosim. Namo apsitvarkyti dar reikia, ruoštis rytoj per pietų skrydis į Nicą. Ką? Čia veiksmas vyksta, nors ir pirmadienis. Labai daug jaunimėlio čia pastebėjau.
Sofijai mieste. Labai daug jaunimėlio, senimo nedaug. Va, vėl pizza. Ir visi valgo tas pizzas ir gerai. Nereikia nei restoranų. Naujas. Naujas tramvajus. Sėsk. Važiuojam su nauju tramvaju. Yra ir seni, bet mums pakliuvo naujas. Tai ko gero šiandien tiek. Susitiksim rytoj pakeliui į Nicą. Čia mūsų namai šalia. Eime. Labas rytas. Einam mes jau į metro. Išsičekinam. Oi, žiūrėk. Ką čia parduoda? Koinės? Didis. Didis. Ką? Žiūrėk. Jungia duris? Didis, jungia. Jungia rozeta. Jungia rozetę duris. Iš metro į autobusą tiesiai ir važiuojam į Zoo parką. Praleisim ten valandėlę. O, daugiabučiai kokie seni. Praleisim ten valandėlę ir važiuosim į oro uostą. Nežinau, ar čia geras kelias į Zoo parką. Pro kažkokias tai pro sandėlius kažkokius. Mes čia dviese vaikštam savo. Čia gal bus ištverta ir nepraeisim. Girdis jau kažkokias beždžionės. O, atėjom kažkur vis dėlto. Tokiai keistoj vietoj. Reikia pirkti bilietuką. Eime matė beždžionę ieškoti. Ten reikia. Kuku, lemūras. Kuku. Ten matosi raganosis, gyvas, didelis. Milžiniškas. Va, priėjom prie hipopotamų. O ten drambliai dar vaikšto.
Drambliai saudu. Azijietiški. Na, mama, čia. Kas čia tokia? Common Island. Ilsisi sau. Ten mačiau zebrų yra. O, vienas mažas zebriukas ir du dideli zebrynai. Ten lamos sėdi. Va, radom vieną meškutę. Su karatais. Apsinešus kažkokią. Neina į vandenį? Galva apsisuka, matai. Vaikšto kaip tu, ratais. Mažas krokodilas miega. O šitas miega juodas. Jaguarai. Du jaguarai. Liūtas miega, snaudžia biškį. Apžiūrėjom zoo parką. Normalus toks visai. Geriau nei ten Tunise, kur ten buvom. Čia nors žolės yra, žalė ir šieno yra ėsti. Ir gyvūnų daugiau. Dabar varom į autobusą ir į oro uostą. Laukiam kito autobuso. Taip ir keliaujam su autobusais, su metro. Ten babuškas pardavinėja vaisius, daržovės. Ne babuškos, moterytės. Atvažiavome į oro uostą. Pirmą terminalą. Į antrą geriau važiuoti, nes metro vežo. Čia taip autobusas. Štai toks va terminalas mažiukas. Ten duty free kampukė. Čia matė laksto. Čia viena kafe. Ir čia 3 vartai. Visi viziai yra kol kas. Ir skrydžių šiandien yra 1, 2, 3, 4, 5, 7 skrydžiai. Ką apie Bulgariją Sofiją galiu papasakoti. Visai gerai man čia praėjo laikas. Nustebino šiek tiek gerąją prasme. Žmonės tokie kaip Lietuvoje visi panašus. Rajonai irgi kaip Lietuvoje, kaip Vilnius. Centras biškis skiriasi. Labiausiai nustebino tai, kad susisiekimas, transportas čia, metro, tramvajai, autobusai. Šiaip Sofija, taip gyvas miestas, daug jaunimo.
Daug visokių populiarių vietų, yra ir senų kioskelių visokių su mažų langelių, kur galim naktį alaus nusipirkti arba stipriau kažko. Yra ir stilingų vietų, kur galim pasifotkinti, influencerių mėgstamus. Rezumė viskas gerai, atvyk čia savaitgalį, kokiam 3 dienom, tai tikrai apsimoka, nėra brangu viskas. Nakvynė mums kainavo 30 eurų nakčiai, tai čia kapeikos palyginus pagal kitą Europos dalį. Tai va, jau matau, kviečia mus į lėktuvą. Taip kad šiam kartui tiek. Iš trumpų mūsų atostogų ir susitiksim kitą kartą. Pasekit mus, paspauskit like ir klauskit, kas domina. O dabar iki. Ate, mate.